Taigi, kaip pramušti pečius? Dažnai gaunamas klausimas. Ir iš esmės atsakymas būtų, kad nėra tokio dalyko, kaip pramušti vieną ar kitą raumenų grupę. Jeigu ta raumenų grupė neauga, pavadinkim, tai iš esmės labiau klausimas, ar mes suteikime pakankamai stimulo, ar mes treniruojam tą raumenų grupę su pakankamu intensyvumu. Nes intensyvumas bus toks kaip numeris vienas dalykas tam progrese. Tai iš esmės, kiek netoli nebegalėjimo atlikome seriją. Ir iš esmės, gal vyrams ir dažniau tas pasitaikantis dalykas, kad tikrai padaro iki max, bet ar iš tikrųjų buvo gera forma, ar geras valdymas, ar buvo inercijos per daug, nes būna dažniausiai susidarima bėda, kad per daug svorio, per didelis greitis, tame atlikime visai nekontroliuojama ekscentrinė fazė, gaunasi, kad mes prarandam daug naudos, negu mes iš tikrųjų galėtumėm jos gauti. Ir pečių treniravimas gal irgi labai susijęs glaudžiai su dažnumu, nes geriau būtų likti prie kokių 3-6 serijų per vieną treniruotę ir treniruoti nuo 2 iki 6 kartų per savaitę, kadangi raumuo gana greitai atsigaunantis. Tai pagalvokite apie tai ir tikrai pečiai pradės augti.